Kartą gyveno senelis ir senutė. Vieną dieną senutė išminkė imbierinį žmogelį. Išspaudė 2 razinų akis, raudonų vyšnių sagutes ir nupiešė balto glajaus burną. Tada paguldė imbierinį žmogelį į skardą ir pašovė į orkaitę. Kai tik senutė pravėrė orkaitės dureles, iš jos iššoko imbierinis žmogelis ir šaute šovė pro virtuvės duris į kiemą. Sugrįžk, sugrįžk, šaukė senutė. Bet kur tau? Imbierinis žmogelis tik nusijuokė. Aš imbierinis žmogelis, nieks manęs pavyt negali. Nepaviję, nepagausit, nepagavę, neragausit. Senutė ir senukas pasileido jam iš paskos. Bet imbierinis žmogelis buvo labai greitas, daug greitesnis nei senutė ir senukas. Bėgdamas per kiemą, imbierinis žmogelis sutiko kiaulę. Kriu, 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 sukriuksėjo kiaulė. Sustok, palauk, tu taip skaniai kvepi, aš tave suėsiu. Bet imbierinis žmogelis tik nusijuokė. Aš imbierinis žmogelis, nieks manęs pavyt negali. Nepaviję, nepagausit, nepagavę, neragausit. Kiaulė puolė jam iš paskos, bet imbierinis žmogelis buvo labai greitas. Jo negalėjo pavyti nei kiaulė, nei senutė su senuku. Perbėgęs per kiemą, imbierinis žmogelis pasileido kaimo keliuku. Pievoje ganėsi karvė. Jį pastebėjusi karvė sumukė. Palauk, neskubėk, tu labai gardžiai kvepi, aš tave suėsiu. Bet imbierinis žmogelis tik nusijuokė. Aš imbierinis žmogelis, nieks manęs pavyt negali. Nepaviję, nepagausit, nepagavę, neragausit. Karvė puolė jam iš paskos, bet imbierinis žmogelis buvo labai greitas. Jo negalėjo pavyti nei karvė, nei kiaulė, nei senutė su senuku. Greitai kaimo keliukas baigėsi ir imbierinis žmogelis pasileido laukais. Jį pastebėjo ten besiganantis arklys. Sustok, palauk, sužvengė arklys. Tu labai gardžiai kvepi, aš tave suėsiu. Bet imbierinis žmogelis ir vėl nusijuokė. Aš imbierinis žmogelis, nieks manęs pavyt negali. Nepaviję, nepagausit, nepagavę, neragausit. Tada ir arklys nusivijo imbierinį žmogelį. Bet jūs jau žinote. Imbierinis žmogelis buvo toks greitas, kad jo negalėjo pasivyti nei arklys, nei karvė, nei kiaulė, nei senutė su senuku. Tuo metu imbierinis žmogelis pribėgo upę ir sustojo, nes jis nemokėjo plaukti. Išlindo lapė ir pasisiūlė padėti. Šok man ant uodegos, pernešiu tave per upę. Kaip tik tuo metu prie upės atbėgo arklys, karvė, kiaulė ir senutė su senuku. Tad imbierinis žmogelis greitai užšoko lapai ant uodegos ir jie nuplaukė upę. Beplaukiant, lapė tarė imbieriniam žmogeliui. Kad nesušlaptum, lipk man ant nugaros. Tad šis užlipo lapei ant nugaros. Upė vis gilėjo, tad lapė vėl sako.
Lipk man ant nosies, kitaip sušlapsi. Ką darys? Imbierinis žmogelis palypėjo lapei ant nosies. O gudrioji lapė to tik ir laukė. Ji žaibo greitumu pakėlė galvą, išmetė imbierinį žmogeliuką aukštyn, tada plačiai išžiojo nasrus ir vienu gurktelėjimu jį prarijo. Taip ir baigėsi imbierinio žmogelio diena.